Jokių būdų nesakau, kad mes tos Lietuvos nemylim. Bet aš negaliu savo atsakyti į klausimą, net ir eidamas pareigas, kur tekdavo susitikti su pareigūnais, su kuriais teko dirbti, vyriausybės atstovais ar kitais. Man atrodydavo, susidariau tokį vaizdą, ir čia jokių būdų nekaltinimas, bet galbūt mano klaidinga pažiūra. Kažkaip tai jaučiau, kad trūksta to visiško jautrumo lietuviškiams reikalams. Jokių būdų nesakau, kad tai buvo nesąžininga ar kas nors sąmoningai daroma. Bet gerai, įstatymas yra, žiūrėsim, kaip padaryti, arba kaip jį bandyti įgyvendinti. Bet tai būdavo tik tai formalumai ir nebuvo to jautrumo lietuviškiam reikalam. Ir aš jaučiu, kad šiandieną, su kuriais susidurėme tom visom problemom, tai yra savotiškas tęsinys to viso kito. Kitas dalykas, kuris mane jaudina, tai būtent mūsų jaunuomenės, mūsų jaunimo, sakyčiau, aš nežinau, ar galime panaudoti žodį paruošimo, bet sąmoningo įtraukimo į tą lietuviškumą. Ar tai sunkios gyvenimo aplinkybės, sunkesnės, dabar, visą mes suverčiame tam sunkmečiu, kuris vyksta visame pasaulyje. Bet aš nenorėčiau vien tik tai, to bandyti pateisinti tą savotišką nejautrumą. Aš tikrai pilnai tikiu, kad tas, mūsų jaunoji karta ir myli tą Lietuvą ir padarytų daug ką už tą Lietuvą. Ir, kaip sakant, čia dėl to nėra. Tačiau galbūt ir tos materialinės aplinkybės, kurios supa aplinka visa, nėra traukos, nėra, sakant, to, ko norėtųsi matyti iš jaunosios kartos. Aš nežinau, aš savo neturiu atsakymo ir nežinau, ar jūs man galėtumėte atsakyti, ką daryti, kad, sulaužyti tą tokį, sakyčiau. Ar tai yra mokyklos kaltė, kuri pilnai nepajėgia pasiekti jaunimo širdies, jautrumo ar proto, ta prasme, gerąją prasme. Ar tai yra, šeima pati nepajėgia arba neturi galimybių tą perduoti. Mano supratimu, kad priklausimas jaunojo žmogaus jaunimo organizacijai duoda labai daug tolimesnėme jo gyvenime, jo asmenybės formavime. Šitą aš jaučiu, kad mums trūksta. Čia nežinau, ką reikia daryti, bet reikia daugiau. Lygiai taip, jeigu mes galime visą tautą, visą jaunimą užkrėsti krepšinio kamuoliu ir sutraukti, ir pakelti, kada visas gyvenimas sustoja Lietuvos dėl krepšinio rungtynių tarp valstybinių. Žinoma, tokio masto nepajungsime ir nepadarysime kitoj srityje galbūt, bet daugiau tikrai galime padaryti, negu kad mes padarome.